Negaliu nieko pasakyti. Žinot, kodėl ponaitis prarado kalbos dovaną? Šitas ponaitis iškrypėlis. Jis iškrypėlis tikriausiai ėjo susitikti su savo keistais draugais. Su kokiais keistais draugais? Su keistais draugais. Ėjo susitikti su draugais gėjais. Prisipažink, tikriausiai ėjo susitikti su tais gėjais. Pasakyk tiesą. Kaip gražu. Parašiau taip pas direktorių. Klausysi? Ne. Ne, tiek to. Imk, nuo Carmen, lankomumas. Ačiū. Gal žinai, kur antrokai, ėjau pro šalį, bet klasė jų nėra. Juk žinai, kad mokiniams negaliu nieko sakyti. Galiu nueiti ir viską pasakyti. Šantažuoji mane? Šlaistais koridoriais, nors turėtum klasėje sėdėti. Carmen mane siuntė, o tau niekas neliepė už durų klausytis. Pasakys ar ne, kur jie? Pirma, atsiprašyk už grasinimus. Atsiprašau, kur antrokai? Kągi? Kur jie? Glorija, tuoj pat paruošk nušalinimą nuo pamokų Fuentesoje Čagvėje. Gerai, ponė, ateikit, reiks pasirašyti. Gerai. Kodėl? Kodėl taip pasielgiai su mama ir su manim? Kodėl taip elgies iškrypėlį? ¿Por qué te hiciste maricón? Luchi, nusiramink, dar niekada tavęs tokios nemačiau. Negaliu. Kai tik pamatysiu Blasą, jis iškart supras, kad viską žinau. Ne, viską neik. Jokio kompiuterio nėra, nežinai, apie ką jis kalba. Bet durininkas yra. Jis žino, kad buvau nuėjusi. Luchana, turi ištvert. Reikia viską neigt, kol aš rasiu gerą advokatą. Advokatą? Taip, advokatą. Kodėl jūs neinat į klasę? Sveikas, mes tavęs irgi pasilgom, Blasai. Jau einam. Taip, einam. Jūs neikit į narės, noriu šitą pasakyti. Pasakykit abiems. Su jumis neturiu apie ką kalbėti. Tuoj pat eikit į klasę, jei nenorite prisiprašyti pastabos ryto. Gerai. Viską neik. Ką norėjot pasakyti? Ne čia, mokytojų kambarį. Sonieriai, gerai, kad grįžai, atsisuk į mane, gerai, kad grįžai. Aš irgi džiaugiuosi. Džiaugiuosi tave čia matydama. Pučiami čia atvažiavau iškart, kai pranešiai. Kai čia dirbi, viską sužinai, naudokis progą. Pasakok, pirmą blok viską, kas susijęs su mano saulele. Kokia graži. Graži, tu ją matei visai mažutė. Ta mergaitė užaugo. Visai mamytė. Manai? Charakteriu. Kalbėjot, ką sakė? Kalbėjom. Tiek to, nesvarbu. Apie tave, tiek to, jei praeis. Praeis. Žinoma, praeis, tikrai praeis. Statė, kaip sudarė su tėvu? Ne, apie jį irgi nekalbėjau. Ne, regis vaikus pričiupo su alkoholio buteliais, o Martinas, norėdamas jūs išgelbėt, pasakė, kad jie jo. Tikrai? Tik Dinofas nepatikėjo ir visiems vaikams liepė grįžti. Martinas irgi grįžo? Ne, jis pasiliko ten, kol pasveiks. Labai stipriai susimušė nukritęs. Tikrai? Taip, tiesa. Regis už tai, ką krisdamas pasigavo, Dinofas jį atleido. Kodėl? Pasinaudojo progą ir jo atsikratė. Būk geras, šitos naujienos neoficialios, supranti? Taip, šato netinku. Gera ar bloga prasme? Nežinau. Sonja! Ne ji, ta mieloji mano. Kaip laikais? Labai tavęs ilgėjaus. Mieloji, kaip tau sekas? Gerai, vidutiniškai. Nepasisveikinsi su tavo tėvelio drauguže, Miče? Mano tėvelio draugė išvyko su į kelionę. Daugiau nelaikyk manęs kvailę. Mieloji, mudu su tavo tėvu neišskiriami? Ne, Miče, ne. Mėtysi. Miče nedraugauja su tavo tėvu. Kodėl melavai? Maniau, kad jo merginas negalima su tavim supažindinti. Tiesa, Sonja? Ne. Tikriausiai jos niekam negalima rodyti. Tikriausiai nori pasiglemšti mano tėvelio pinigus, bet aš ją neleisiu. Ji nežino, kokią dukterį jis turi. Mie. Ji tikriausiai šauni moteris. Tikriausiai, gal tavo tėvelis ją tikrai pamilo? Nieko keisto, juk vieną dieną tavo tėvas turėjo ką nors pamilt. Tu labiau jį graži. Sonja, tėvelis niekad nevažiavo į kelionę, užuot pabuvęs su manim. Aš dar pričiupsiu tą mergužėlę. Tikriausiai, bet paaiškau noriu pasiglemšti mano tėvelio pinigus. Nusiramink, mažutė. Aš rami, nelįsk manęs, aš rami. Ta pigi lapė nepasieks savo, nepasieks.
Pigi? Jau sakiau, nežinau, apie kokį kompiuterį kalbat. Apie tą, kurį iš mano namų pavogė. Durininkas sakė, kad mano sesuo buvo užsukusi, kai aš buvau išvažiavęs, o aš jokios sesers neturiu, esu tikras, kad čia jūs prigrįžot nagus. Ne, aš nekalta. Jei kažkas apmovė jūsų durininką ir dar kompiuterį pavogė. Netikiu, neapsimeskit. Aš norėjau sužinoti jūsų vardą. Ir jau sužinojau. Daugiau man jūs neįdomus. Netikiu, Linares. Jūs gatvinė, neišauklėte. Nežinot, su kuo turit reikalą. Jūsų pačios labai tikiuosi, kad daugiau apie mane nešniukštinėsit. Grasinat? Ne. Kodėl taip manot? Ne. Net jei netikit, jūs man brangi. Nenorėčiau, kad jums kas nors atsitiktų. Be to, jūsų globėjas labai nusimintų. Ką apie jį žinot? Žinau tą, ką visi žino, kad jis nepasirašė dokumentų. Manau, kad jūs jam neberūpit. Tikriausiai daugiau nemokės už mokslus. Labai sunku grįžti gatvę paragavus gero gyvenimo. Verksit, Linares? Ne. Tylos. Pasiimkit po lapelį. Ką girdėjot, rašysim kontrolinį? Ne. Taip negalima, mokytoja. Apgailestauju, žinojot, kad grįžus laukia kontrolinis, reikėjo prieš kelionę pasimokyti. Ką tik grįžom iš Bariločios, nieko neprisimenam. Nerašykim. Nerašykim. Gerai, nerašysim. Valio! Vietoj to parašysit apie garsėją kelionę į Bariločią. Pagalvokit, ko išmokot. Ne, mes visą dieną šėlom, mokytoja. Lasenai, kaip kalbat? Visą dieną linksminomės. Nesvarbu. Kelionėse visada ko nors išmokstam. Pasistengkite tą patirtį aprašyti popieriaus lape. Mokytoja, vieni negali, kiti nenori galvoti. Kam reikia? Gerai, rinkitės kontrolinės ar rašinys apie kelionę. Hilda, Juanas Belenai rašė, kelionę nevažiavom. Gerai, jūs eikite į biblioteką ir pasikartokit kontrolinę temas. Gerai. Pradedam. Lola, nuvažiavome iki stadiono, nes negalėjai atsipeikit. Grįžom atgal, o tu vis tokia pati susimašiusi. Gali pagaliau pralinksmėti? Auguste, man neramu dėl to, ką mano sesuo iškrėtė. Nežinau, man dėl jos neramu. Klausyk, gal tu karščiuoji ar panašiai? Nekarščiuoju. Nieko panašaus. Vadinasi, tau smegenys suskystėjo, nuo kada ėmė rūpinti savo sesute? Na nežinau, noriu daugiau sužinoti apie tą bylą. Galėtų man padėti už atklausinėjusi? Kam? Kodėl nori tėvams ir pasakot? Nenoriu, pamaniau, gal kartais Laura nėra tokia kvaiša, kaip man atrodė. Mielasis, laukiu tavęs. Ką tik grįžom iš stadiono? Žinau. Ieškojau tavęs, bet neradau. Jie ieškojai, vadinasi, ilgiais. Ne dėl to. O kodėl ieškojai? Žinau, norėjai pabučiuoti. Ne. Augustina, būk gera, paklausyk. Kas atsitiko? Noriu skirtis. Kodėl? Duok. Ačiū. Kaip su balsu sekės? Ką sakė? Klausinėjo apie kompiuterį. 100 kartų įsigyniau, bet nepatikėjo. Nesvarbu, neturi įrodymų. Na taip, durininką. Kol jie atsitims, mes jau turėsim advokatą. Ne. Advokatą palikim kitam kartui. Kodėl? Nereikia.